Przepraszam pana, przepraszam tamstać. Ką čia taip? O, dziękujemy bardzo. Dziękujemy labai. A ką čia panulis taip darot? Aš čia mokinuosi lenkų kalbos, nes penktadienį vėl protestuosim prieš Seimo prieš naują švietimo įstatymą su lenkais. Nu, šiaip juokinga, žinokit. Bet jeigu rimtai paklausia, prie ko čia jūs esat? Jūsgi pats, nei lenkas esate. O švietimo įstatymas, tai ponai, kažkaip jau, sakyčiau, labai tolokai esat nuo jo jau. Nu, matot, aš esu pilietiška pelė, aš vaikštau į visus mitingus, nepriklausomai nuo to, kas mitinguoja, ar profsąjungiečiai su išmatus pilos batais, ar ugniagesiai gelbėtojai, ar gariūnšikai. Aš visur einu, nesvarbu ar mitingas, ar protestas, ar kolokviumas. Man kaip narkozikas. Nu, bet žiūrėkit, jūsų dalyvavimą mitinge lenkai gali palaikyti kaip provokaciją, tai jūs taip galit netgi ir akinius ir ūsus gauti. Nu, žinot, dar niekad negavau. Svarbiausia yra teisingai pasirinkti aprangą. Pavyzdžiui, profsąjungiečių mitingus aš visada einu be išimčių jau mano aukščiau paminėtais kakalų spalvos batais. O ką jūs patartumėt man rengtis į lenkų mitingą? Nu, šiaip lenkas žmogus honoravas. Sakyčiau, reikia šlipso gero. Prie šlipso tiktų akiniai, nu ir ūsai, kaip lenkai be ūsų. Nu, tai jūs pasižiūrėkite mane dabar. Šlipsas yra. Akiniai, ūsai, 100% lenkas ir moku rėkaut. Przeprošam, panowie. Dziękuję bardzo, panowie. Kasgi man duos į akinius ir ūsus? Tamaševskis jūs iššifruos. Vilnijos Vilenski lenkai šitos kalbos, kur jūsų žodinė yra, nemoka, tai jūs ant to ir sudegsit. O tai kaip man išsimokinti vietinių lenkų kalbą? Nu, tai jūs Eišiškėse kur nors nusipirkite sodybą, pagyvenkit 20 metų, jei būsit visiškas tuteišas. Nu, aišku, šlipso jau nebeturėsit, akiniai bus sudaužyti, bet liks tik tai ūsai ir išmatų spalvos batai. Bardzo pięknie, pasiebėjim. Pójdziem w krautuvę, kupim ūkinį muilą.